Nu ką, bičiuliai, Honda CR-V vėl ant pačio galo atvežė, graži rudos spalvikė, su gera rida, toj viską supasakos. Autobrokeris.com, užeikit, pasižiūrėkit visus automobilius, ką turime, jų turime virš 30 šiai dienai. Čia stovėjo šiandien Avensis, pardavėm, dabar gavom vėl Honda CR-V, jūsų mėgstamą prekė. Tai užeikit, pasidairykit, jeigu kažkas tiks ir patiks, skambykit, rašykit arba atvažiuokite į vietą. Taip pat pasiekite mūsų socialinius tinklus, važiuojam Autobrokeris Facebook, Instagramą bei TikToką, kad nepraleistumėte naujų automobilių, kai juos gauname į savo aikštelę. Dabar einame prie temos. Honda CR-V 2016 metų, 1,6 litro 88 kW, priekių varoma Honda. Graži spalva tinka man šitą, jom gerai žiūrisi. Tvarkingas automobilis, turintis kablį, kaip matot, galinio vaizdo kamera taip pat yra, partronikai. Kas dar? Užeikim į vidų, padangos, tarp kitko, labai geros, praktiškai kaip naujos. Užsirakinu. Taip, užeinam į vidų, medžiaginis juodos spalvos salonas. Štai, automobilio apačia gerai išsilaikiusi, kas liečia rūdis. Taip, čia langai, veidrodėliai elektra, veidrodėliai taip pat užsilenkiantis, vairuotojo sėdynė nesuplyšusi, tvarkinga, keleivio sėdynė taip pat, čia visur viskas gerai, mechanas, šildomos sėdynės, start-stop sistema, kondicionierių šaldo labai gerai, klimato kontrolė, taip pat navigacija, visas meniu lietuvių kalba, pilnai multifunkcinis vairiukas, dailus su autopilotu. Taip, partronikai jau sakiau, kad yra ekon režimas. Taip pat turi pritemstantį veidrodėlį, turi štai akinių dėklą, arba jeigu užsifiksuojate taip, tai, kaip sakant, palaiko akių kontaktą su gale sėdinčiais keleiviais. Na, šito automobilio rida 207 000 km ir žiūrėkit, kuro vidutinės sąnaudas 5 litrai. 5 litriukai. Ką jūs pasakysit? Crossoveris ir 5 litriukai. Nu, manau, čia tikrai puiku. Šito automobilio kaina 11 700 €, kaina aišku negalutinė, pasidarėsime į vietą atvažiavus, kaip sakant, su rimtu pirkėju, taip kad galite įsigyti ir išsimokėtinai su pradiniu įnašu ar be pradinių įnašo, jokių problemų, čia viską prie vietos sutvarkom per 20 minučių, pinigėlius gaunate į savo sąskaitą, automobilio savininkas būnate jūs, ne lizingo bendrovė. Tai, kaip sakant, atėjus poreikiui parduoti automobilį ar kažką pasikeisti kitą, ne, tai niekam jokių atastų dalinti nereikia, imat, parsiduodat, kaip sakant, ir perkatės kitą. Domina toks variantas, rašykite į Važiuojam Autobrokeris Facebook arba Instagramą, arba skambykite, nurodo telefono numerį virš mano galvos. Viską susitarsime, susiderinsim, atvažiuosite į vietą adresu Vyšnių gatvė 2 Šiaulių rajonas, pasibandysit, prasivažiuosite, jeigu viskas tiks ir patiks, įsigysite šitą ar bet kurį kitą esantį aikštelėje automobilį. Tam kartui sakau tiek, gero likusio sekmadienio, na, o mes šiaip pirmadieniais nedirbame, tačiau rytoj pirmadienis dirbsime. Taip kad galite atvažiuoti ir rytoj pasižiūrėti, ką turime aikštelėje, pasibandyti ir galbūt kažką įsigyti. Ačiū už dėmesį dar kartą ir iki sekančio.